Gyveno kaime, Čiuvose vardas buvo Artūras, buvo žiaurus, jis neklausydavo, niekieno darydavo, kas jam gerai, o kitam blogai, na karočiui atvirkštinis mąstymas, pamąstymas, apmąstymas, žodžiu duchino ir visi save skandino alkoholį Rusį, kur tik tai galėdavo, jis mėgodavo parkuose ant soliuko po soliuko, neturėjo jis tėvų, buvo 1 nuo 5 metų tarp sienų 4, buvo perkystas, poras iki nupistas, jos nukis nečistas, taip ir sakiau, duchino visi jam užpyso, tai girdėti, nutarė veiksmus pradėti, na tai ką pradėsime, nuo tavęs prie Čiuvo piso jam į galvą, tas nukrito, pagavo ir kita ta pati istorija, krito, kol pats susmigo, krito nuo vienos, kulkos į koją neištvėrė be ligoninės, žmonių aplinkui subėgo minės, klausinėjo kas kur, kaip gal padėti, pagalvos ranką jam ištiesinė, dažnas pasisiūlydavo, nežinodavo, koks ligonis jis yra, porą mėnesių ir sugijo jam koja, tačiau ne Latvija, o psichuškėje, tada jis nusprendė būt kitų, jam diena tušinukas rankoje ir jau virto poetų, pasakoja, kiek gyvenime jam buvo daug bėdų, kaip gyvendavo lušnynuose, neturėdavo namų, net svajonė sugriuvo su tikslu, kilo jis aukštai, tačiau nusileido per Žemaitę, kartu bandė nusižudyti, iš jo burnos sklido tyla, visada ramus būdavo, tačiau laikas pasisuko netinkama pusė, todėl atsidūrė jis va čia, jo draugai tušinukas asmenys, kvadratėlį rašė jis tai daug po kiek laiko išleidė, tačiau jis nepasimokė, vėl parodė savo piktą dūšią, bet ne ant žmonių, o ant sąsiuvinio lapų, na žmogauja seni tikslai sugriuvo, imtis naujų ir niekada neatsisukat galios, nes laikas parodys, koks buvo anksčiau ir visados, laikas parodys, koks buvo anksčiau ir visados.